Treneri, aišku, nėra ko klausti apie nuotaikas, rungtynės, kurias tikėjotės laimėti, bet jos baigėsi ne jūsų naudai. Kas nutiko? Nutiko ta, kad žinojom, kaip Banga gali mušti, nes jie tik gali mušti tik tai taip. Gali padaryti kontrataką ir gali įvartį mušti po standartinės padėties ir būtent taip ta vadinama antra banga. Kalėm tą daug laiko, žaidėjai matyti neužteko. Tai sveikinimai Bangai ir, aišku, didžiulė padėka žmonėms, kurie šiandien atėjo. Gaila, daugelį turbūt mes nuvylėme. Ir net noriu tikėti, kad jų tiek ateis ir toliau į kitas rungtynes, bet manau, kad mes savo pusės padarėm daug, kad jie nebeteitų. Pirmam kėlinyje, turėjot gal kamuolio kontrolę, turėjot gal visų rungtynių metu, turėjot gerą labai progą, bet po to tų progų sunkiai ėjosi kurti. Čia ar varžovų nuopelnas, ar patys kažkokių neradot kelių? Ir taip. Varžovai gynės mažiausiai turbūt 8 žaidėjais. Susitelkę prie savo baudos aikštelę, čia jau reikia didelio meistriškumo norint kažką sugurt. Matyt, šiandien to meistriškumo neužteko. Minėjot apie žiūrovus, kurių iš tiesų šiandien daug susirinko. Vėlgi, negali sakyti, kad tai neįprasta, nes futbolininkai yra jūsų komandoje ir patyrusių žaidėjų, kurie žaidė ir prie pilnesnių galbūt tribūnų. Ko neužteko, ar meistriškumo, ar valios, kad nugalėti Bangą, ar galbūt šiek tiek ir sėkmės? Visų pirma, meistriškumo. Valios negaliu pasakyti, kad jos trūko, nes tikrai, aišku, visada galima kažką daugiau padaryti, bet žaidėjas stengiasi, dėl to kažkokių priekaištų nėra, bet meistriškumas, nes ką gali kalbėti apie sėkmę, kaip jūs sakėt, kad tų progų tikrai nebuvo daug. Jeigu jų būtų daug, tai ir neišnaudoja, gal sėkmė nusisuko. Iš esmės čia viena ta tokia 100% proga buvo pirmam kėliny. Ir manau, kas šiandien pirmas įmušė, tas ir laimėjo rungtynės. Būtume mes įmušę, manau, kad irgi būtų kitaip pasisukę, nes nebebūtų buvę prasmės stovėti prie savo vartų varžovams.